Sveikučiai gruodžio 1. Esu Inga, jūs Kam Stitches kanale. Noriu pasidžiaugti, kad jau tai yra metai mano šitam kanalui, mažam tokiam projektui įsivienijimo, kryželiu dalinimosi lietuvių kalba. Gyvenu kol kas ne Lietuvoj, tai džiaugiuosi tą progą, kad galiu ir pašnekėti, ir pasidalinti. Turiu 100 prenumeratorių. Super linkėjimai visiems, kurie gal mėgsta randarbiauti, kai klausosi. Aš taip irgi darau. Tai šiame video ką darysiu? Pirmą parodysiu kitus rankdarbius, kuriuos dariau labai greitai. Parodysiu pabaigtukus ir gale parodysiu pirkinius ir vieno darbo siuvinėjimą kelias dienas. Tai jeigu jums įdomu, likit su manim kaip visada. Taip. Tai dabar noriu parodyti, kokius rankdarbius dariau. Šis mėnuo toks buvo labai chaotiškas, dvi kelionės, viena į Liuksemburgą, kita į Paryžių. Taip pat dalyvavau mugėj, siuvau tokias rankinės. Aš turiu čia vienos rankinės kaip pradžią, nes buvo sugedus mašina. Tai čia buvo su tokiu kišenuku, tai įdėsiu trumpą video, parodysiu, kaip atrodė, kaip ten siuvosi. Ir jos iš lino buvo, vienos buvo lino spalvos, kitos baltos, tai tokias 6 ar 7 pagaminau labdarai. Tai sėkmingai sudalyvavau projekte. Pradėjau siūti tokias tokias tašytes. Besiūdama rankinės labdarai, kurias gaminsiu dabar, parodyti noriu, kaip pasigaminau tokius svorius siuvimo schemoms, kurią įsikirpau pati šiuo atveju. Tai pasiėmiau akmenį, apsivilkau kažkokią medžiagą, dar pasidekoravau kažkada labai senai. Ir tokie svoriai. Tada, kai kerpu, būtinai laikau žirklės prispaudusi prie pagrindo. Čia turiu kietą tokį pagrindą, tokį improvizuotą lentą, čia iš temų, kur parsisiunčiau, nežinau, rodžiau tokį ploną kilimuką. Tai jisai turiu ant kažko gulėti, čia ant senos lentynos šiuo atveju guli, ir prispausiu ir iškirpsiu. Tai man taip patinka ir taip tinka iškirpti siuvimui paruoštus daiktus. Tokia gavosi rankinė. Taip. Su tokiom rankenom, vidui pamušalas, kišenė, čia pridėjau visko į vidų. Simpatiška, tokia iš lino, linas pakietintas, reikia dar gal palyginti. Tai tokia. Galima keisti dar kažką galvoti. Pavyko pasiūti 1, 2, 3, 4, 5, 6 krepšius. Sulūžo mano mašina. Tai kaltininkas tas, kad aš mažiau siuvinėjau, skaityk, man iškrito gal viena savaitė. Tokie. Jie iš gryno lino, tai labai lengvai lamdosi, turi pamušalą, užsegtuką. Tokie krūva. Taip pat dariau tokius kalėdinius vainikus. Čia su merginom pririnkom šakų, taip pat iš kai kurių nebrangių parduotuvių nusipirkom tokias kaip gėles, tokias uogas, konkorėžius iš Action, susidžiovinom apelsinų. Ir gavas toks vainikas. Žinau, kad turi būti uždegta viena žvakutė, bet čia dėl dekoro 3 šiandien uždegiau. Dėl advento iš 4 turėtų būti. Tai toks gražus vainikas gaunasi. Pagrindą darėm, viniom viską susiūlais, o pagrindą tiesiog darėm torto lėkštę. Prakirpo draugė, tai man paskolino tokį kaip tokią bazę. Ir tiesiog viniom, o viršui eglutės jau gražesnės šakelės panaudojom. Tai toks darbelis. Taip pat pradėjau megzti megztinį, laikau į siuvinėjimo dėklę savo sitame tokiame. Tai mane ten mokino draugė, kaip megzti. Čia daugiau moterų dalyvauja, tai mezgu iš siūlų iš temų, tai yra 100% vilna. Tokie siūlai, toks užrašas parašyta hand knitting yarn. Rašo 100% vilna, gal nežinau, ar galiu pasitikėti, bet labai graži spalva, tokios mano spalvos.
Tai va, čia megztinis bus reglan, saumezgu, va tokia bus apykaklė, tokios bus rankovės, čia užtvirtintos kitų siūlų, nors galima nusipirkti tokias vielutes. Tai va, parodau, kiek turiu. Tiek. Megztukas toks atrodo mažiukas, bet sakė, įsitampys, nes apskaičiuotos akys. Va, nemažai numezgiau, o visai neturiu laiko. Tai va, dabar man reikia tęsti, kiek galiu. Dar naudosiu, va, liko tiek siūlų šitam apačiai ir po to po tokį va, špulę, kaip ritę, nežinau kaip vadinasi, kamoliuką, liko rankovėm po vieną. Tai va, tai tokios tokelės, bus labai gražus megztukas, tikiuosi juo pasipuošti. Akys nesuper lygios, mezgu pirmą kartą megztinį. Tai va, bet, na, kas siuvinėja ar kažką daro su rankom, manau, kad visi gali megzti. Net jeigu aš galiu, tai visi gali. Tai va, palinkėkit sėkmės, kad tarpuose tarp siuvinėjimo ar kitų rankdarbių aš galėčiau nusimegzti tokį grožį. Tai va, tai dabar pirma dalis pabaigta. Tokie mano buvo kiti rankdarbiai šį mėnesį, lapkričio mėnesį, gan produktyviai. Parodysiu dabar savo pabaigtukus. Pirmas pabaigtukas tai buvo Dimensions Petites knygų skirtukas. Vienas iš 2, bet skaitysiu jį kaip tikrą pabaigtuką vieną. Tai va, siuvinėjau per kelias dienas, labai gražus raštas, čia man atrodo arba lelijos, arba narcizai, atsiprašau. Čia liktai pakalnutės, taip iš abiejų pusių simetriškai, fonas toksai gražus, pereinantis iš tamsios į šviesią. Tai va, kiek tų kryželių. Jau man reikia žiūrėti, nes aš jau įsidėjau savo į pabaigtų projektų albumą ir jau neatsidariau taip greitai. Tai va, va čia va jisai. Ne į pabaigtų, nes dar liko vienas skirtukas. Tai va, nežinau kiek yra, viso yra 4800, čia per pusę, apie 2000 kokie 400 gal kryželių buvo. Ir išsiuvinėjau per 1, 2, 3, 4, 5, 6 dienas. Tai va, neskaičiuoju tų dienų, kur ten, tarkim, buvo 2 kryželiai parašyta. Tai aš čia neskaičiuoju tokių. Tai va. Ką pasakyti, čia buvo 18 spalvų. Ir turiu tokį pabaigtuką, va, gražų skirtuką. Manau, kad siuvinėsiu po to kitą ir apipavidalinsiu skirtukus ir žiūrėsiu, naudosiu arba pati, arba padovanosiu. Taip. Va čia gražiai gavosi mazgeliai. Tai yra ir beko, ir pusinių, ir mazgelių. Sekantis mažas darbas, tai būtų Lanarte toks krepšelis. Iš tokių mažų krepšelių kolekcijos. Galvočiau gal obuoliai vis dėlto, arba svarainiais. Svarainius mėgstu irgi labai. Ir sirupo, ir džiovintus, visokius. Tai va, tai kas čia yra? Tik kryželis, jokio bieso, labai lengva. Na, šitam krepšelį gal sudėtingiau, čia toks mišinukas. O taip tai lengva labai buvo siuvinėti. Gaila, kad jo iš karto neišsiuvinėjau, o jį pamiršau, palikau ir tik šiuo momentu pabaigiau. Tai va, toks krepšelis, tokie obuoliukai, labai paprasto Lanarte stiliaus. Pačia kryželiai viena gija. Taip va. Taip, tai toks mano pabaigtukas.
Darbelis būtų Mill Hill Enchanted Embracing Horses, irgi išsiuvinėtas per kelias dienas, nors siuvinėjau ilgiau, nes siuvinėjau daug projektų, kaip visada. Tai įdomi, labai mėlynų spalvų įdomus derinys, yra tamsus arkliukas ir šviesus. Šviesiame viename ženklelėje dėjau metaliko, tai jis labai gražiai blizga. Aišku, nesimato. Biesas čia daroma šviesiu siūlu 2 gijom, tai gan sunku. Tai turiu taip pat karoliukus čia naudojau, jie, aišku, viskas buvo iš rinkinio, tokiais įdomiais trikampiais sudėlioti ir labai linksma tada tas spalvas čia siuvinėti. Tai kaip vaivorykštės spalvų. Tamsus tai berniukas, toks tamsus arkliukas čia manau, o čia tokia kaip mergaitė. Ir jų karčiai labai gražus. Turiu mažytį rėmelį, parodysiu tuoj, kaip atrodys rėmelėje. Tarkim, taip atrodo tokiam rėmelį. Galima pabandyti jį nudažyti su akriliniais dažais. Violetinė spalva, pavyzdžiui. Galima pabandyti pažiūrėti, kaip atrodytų, jeigu priglausim jos apačioje, gal atrodys daug geriau, tada daugiau aškoro liks čia. Originaliai buvo siūloma siuvinėti ant violetinio permino, tai negalėjau dėl nematymo. Ir pakeičiau tokią aidą, į gelsvą. Tokie gražus arkliukai. Nuostabus, tiesiog puikus ir labai gražiai žiūrėsis. Tai nežinau, ar bandyti dažyti, gal pasibandysiu, kaip atrodytų, po to galima nuvalyti. Pavyzdžiui, gabaliuką padažius, violetinę gal spalvą, arba, bet gal, nežinau, ar tinka tas rudas rėmelis, galite parašyti. Tai toks pabaigtas. Atėjome pasivaikščioti ir koksai dangus. Bet čia rytinis dangus, kaip Dimensions rinkiny. Toksai gražus. Neperduoda kamera to grožio. Sekantis darbelis tai būtų Sol galerijoje ateina ruduo. Tai nuostabus darbelis. Darbas čia galima sakyti, yra kaip jau kolekcija, nes išėjo dabar nesenai žieminis, šitas rudeninis, manau. Nežinau, ar Laura tai skaito kaip serija, bet man tai labai panašus, kaip mandalos, ten žieminė mandala su poinsetijom. Tai ir šitas toks kaip mandala, kaip vis tiek yra visi kampai vienodi, visi elementai. Esu vieną klaidelę tik padarius čia. Bet jau nepersiuvinėjau, nebeturėjau kantrybės. Spalvos labai gražios, rudeniškos, aš labai džiaugiuosi, kad pabaigiau. Ką darysiu, tikriausiai maišelį kelioninę, tokį sutraukiamą. Bet aišku, čia ir įrėminti galima viską padaryti. Toksai nuostabus darbas. Labai patiko. Ir patinka. Šiekit koks grožis. Labai gražu. Šiaip atitaikyti liktai siūlai, gal ir kai kur ir DMC čia, bet man atrodo, gal čia yra šiek tiek kitoks atspalvis per viduriuką, tai čia mano kaip pažaidimas siūlais. Tai toks gražus, super pabaigtukas, labai gražus. Sekantis darbas Pink Blush Bouquet Lanarte. Mažas Lanarte darbelis. Jau toksai perminas čia, toks kietas jisai, gerai išsilygino. Toksai standus.
Čia buvo gan nelengvas, gan nepaprastas darbelis. Yra ir atgalinio dygsnelio, ir įvairių sudėjimų kryželio, ir daug maišalinės, ypač uogytėse, ir tose gėlėse. Ir čia, žodžiu, čia nepatarčiau galbūt siuvinėti pradedančiajam šito darbo, nors yra nedidelis. Na, jeigu ant kanvos, galbūt šitas buvo rinkiny. Visko užteko, pradėjau aš jį siuvinėti, blogai pasiruošus aš. Pradėjau aš jį siuvinėti šiais metais, man atrodo, 25-ais, tuo verčiu savo baigtų darbų sagą, va taip juos čia dedu savo pabaigtukus į vieną vietą, kaupiu juos kažkodėl tai. Na, tarkim, jeigu koks ornamentas, tai gali gal dar panaudoti, bet nežinau, tiesiog patinka žinot gal statistiką. Tai pradėjau balandžio mėnesį ir užtrukau 16 dienų, bet galima atimti vieną dieną, nes čia žiūrėjau 34 kryželiai, tai 15 galima skaičiuoti, buvo 8200 kryželių iš viso. Tai toks gražus darbas ir parodysiu iš arčiau, na, toksai gražuolis. Smulkios agytės labai, ir toje agytėje 2 spalvos, 3, viskas maišosi. Aišku, kai siuvinėjai ant lygaus audinio, ne ant kanvos, negali labai šokinėti, tai tenka daug užsitvirtinti, arba kur negali atskaičiuoti, tai siūlą jau pabaigi. Ir va, taip. Bieso, va čia yra rankenėliai ir tose agytėse ir gėlytės. Toks grožis. Čia matyti gėlės, galbūt jurginai. Panašu jurginus. Tai galim sakyti, kad čia gal rudeninis darbelis. Ir va tokia ne vazelė, o toks alavinis puodelis. Darbas tikras gražuolis ir mano pasididžiavimas ir šiuo metu didžiausias baigtas darbas, tai Dimensions ABCD sampleris, ABC sampleris, siuvinėjau pagal rinkinį. Mergaitės, kas norėjot likučių, parašykit po šiuo video, nes aš jau neprisimenu, kur, po kokiu video mes ten šnekėjom. Tai va, taip pat yra tokie 2 kiti. Šioje serijoje darbai gal reikėtų pabandyti surasti, skiriasi nuo šito paveikslėlio originalų, šiek tiek yra darbas dar pasteliškesnis. Pasteliniais atspalviai duoda ką, kad jis atrodo toks senovinis, šiek tiek prislopintas tarsi, neryškių siūlų. Visur va grandinėlių yra, manyčiau, kiek 1, 2, 3, 4, 5, 6 tokios kaip grandinėlės, širdelių motyvas, ir apverstų yra širdelių. Taip pat, kaip sakyčiau, kaip bangelių motyvai, augaliniai taip pat, nes yra ir medelių, ir čia augalinių. Čia parašiau mūsų sutuoktuvių datą, čia mūsų raidės, o čia tas visas lotyniškas raidynas, tai ne lietuviškas raidynas, angliškas, gal taip galima sakyti. Tai va, labai simpatiškas darbas. Pradėjau gegužės 7. Aš sukroviau planšetę. Tai va, pradėjau gegužės 7 ir pabaigiau, negaliu pažiūrėti dabar per kiek dienų, bet aišku, kaip siuvinėjau kartu su visais darbais, tai negreitai. Ir ką noriu pasakyti, kad dabar va, per paskutinės dienas tai būdavo po 900, po 1000 kryželių, kai jau norėjau pabaigti, įsibėgėjau gan stipriai. Tai va, tai norėčiau įrėminti labai Lietuvoje tai padaryti, nežinau kaip kažkaip gal pavyks, arba vasarą, arba duoti mamai, bet nenoriu išsiskirti su savo darbais, man atrodo.
Tai gal vasarą pati nuvažiuos į rėminimo dirbtuvės ir Kaune įsirėminsiu. Tai va, toks grožis, dar parodysiu gal iš arčiau ir po to dar pažiūrėsim kartu, ką čia jau bešnekėti. Kryželiai šneka patys už save. Parašyta, kad advanced, šitas siuvinėjimas advanced lygio, va tokios bangelės. Medžiaga buvo rinkiny, bet aš nemanau, kad čia Linda, gal Lugana. Tai va, toks medis pagrindinis. Data, čia tarsi lietuviški truputį raštai, čia tarsi gėlių motyvas, va, ir tos grandinėlės. Tai va, džiaugiuosi pabaigusi. Tai viso turiu 6 pabaigtukus, toks kaip maratonas šį mėnesį. Tai buvo ir smagu kartu, ir šiek tiek negalėjau kitų darbų siuvinėti, tik vieną. Tai va, tai nežinau kaip pasakyti. Pradedam tos smulkesnius darbus, bet reikia irgi turėti omeny, kad jie irgi užima tų kryželių ir laiko. Tai dabar neketinu nieko pradėti, gal vieną žieminį dėl nuotaikos, nes labai mėgstu siuvinėti sezoninius procesus. Ir o po to mane vejasi visi kiti, tai norėčiau vieną žieminį gal pradėti ir visą žiemą jį siuvinėti, nes su 3 tai, manau, nepajėgsiu 3 kokių darbų, kokių norėčiau, tai va, sezoninių. Taip, tai dabar pakalbėsim apie mano pirkinukus. Su pirkinukais dabar, dėl pirkinukų. Tai nutariau pirkti mažiau arba beveik visai nepirkti rinkinių, viršijau 100 rinkinių savo sandėliukį. Tai va, bet dar įsigijau, negalėjau dar sustoti. Tai va, tokį dėl spalvų. Tai yra labai gražus, dar yra siūlas šitiems sparneliam, laumžirgių. Tai yra ne kryželių siuvinėjimas, o Needle Point Kit, Dragonfly Pair, pora laumžirgių Dimensions, siuvinėjimas pusiniu, kaip vadinasi, nežinau, netgi yra, rašo Opal Ribbon, opalinis kaspinėlis, kuris įdedamas, nematau, tai va, aš galvoju, kad čia siūlai, čia kaspinėlis. Na, pažiūrėsim, schemos nėra, man atrodo, yra tik tai tas piešinys. Na, schema tokia kitokia kažkokia. Žiūrėjau, buvau įlindusi ir pagrobiau adatą išėjau. Tai va, sekantis rinkinys, tai yra Lanarte, palaukit, kaip vadinasi, sukūrimas, creation. Aš turiu angeliukus iš Rafaelo ir dabar šitas rankas. Yra viskas tame rinkiny ir kanva ir siūlai. Taip, va, taip atrodo, siūlai rudi. Ir schema, medžiaga tokia. Taip, va, tokia medžiaga. Tai va, labai džiaugiuosi, bus pora tiems angeliukams. Toliau, ką iš Lanarte įsigijau, tai tokius skirtukus. Juos siuvinėsiu ant vieno medžiagos gabalėlio ir pagalvosiu, kaip išdėlioti. Čia yra 3 su drugeliais, 1 su bite. Yra su įvairiais žiedais, yra boružėlė. Va, yra net aguona, man atrodo. Čia yra kaip ir, negaliu pasakyti, ar bijūnai, gal astros, obuolių žiedai. Tai nežinau, ar čia galima sakyti, kad sezoniniai. Nebus gal sezoniniai, bet labai patiko, netokie brangus, tai įsigijau. Toliau krūvelė būtų, ne krūvelė, 2 Dimensions. Sekančiai, nukrito vienas, tai
toks būtų Santa and Snowman Stocking. Negaliu atsispirti tokiam žaviam seniui ir besmegeniui. Man tokį debimam stiliuką. Primena katinas, kuris besmegeninis. Šluota, aišku, čia savo dukrytei. Gražus dangus, labai lengvai, man atrodo, siuvinėsis, nedaug dėso. Tokie siūlai. Va, toks nesudėtingas darbas. Tai čia, kur dabar gali įsigyti, nieko tokio reto. Sekantis dimensions būtų tokia katytė, Maggie the Messmaker. Maggie šelmė. Ji suvertė visą rankdarbių kambarį. Manau, kad daug kas turi ir daug kas siuvinėja. Galvoju gal padaryti pagrindinių procesų kitais metais, kai šiek tiek apsikuisiu su savo pradėtukais. Tai gal kokį vasarį pradėti. Taip, va taip, čia yra visko. Pilna detalių. Čia žema, čia yra šuo, skulptūrėlių, siūlų, adatėlių. Yra žirklių, adatinė, knygelė. Šiaip knygose bardakas. Nerealus rinkinys. Siuvinėčiau ant originalios kanvos. Nu, čia, manau, svajonė. 14 aida. Ar 14? Palaukit, neparašyta. Būtų trimpingė ant 30 cm. O ar 18 klydau. 18 aida. Tai va, tokia katytė. Šiaip katyčių nesiuvinėjau, nes turiu šuniuką. Na, bet čia jau neatsispyriau. Ir paskutinis rinkinys, kurį pradėti ketinu visai gal greitai, tai yra Mereška Winter Sampler, žiemos sampleris. Siuvinėjo Rasa, linkėjimai rudeninį berods, tokio tipo. Taip mane sužavėjo. Tai nutariau pradėti nuo žieminio, pažiūrėti, kaip man seksis. Norėčiau gal pakeisti kanvą į kažkokį kitą audinį. O aišku, reikėtų išlaikyti kantą, kad galima būtų prisiūti šitas detalės. Man atrodo, jos yra prisiūnamos. Reikės pasinagrinėti. Siūlai tokie. Va, siuvinėsiu su Fanta Stitch. Labai džiaugiuosi. Difficulty parašyta beveik pats sudėtingiausias. Artikulas, kad 119. Amazonėj pirkau. Tokia Mereška. QR code inside, tai gal čia jau yra tasai sagos kodas tos Fanta Stitch. Tai va, tokie pirkinukai, kas link rinkinių. O dabar, nežinau, ar rodžiu jums šios žurnaliukus. Tai įsigijau 2 žurnaliukus. Vienas būtų Atelier Patchwork, Enaplik, tai čia tik rankdarbių. Jeigu norėsit, galėsiu parodyti kažką iš čia. Bet čia ne taip gal aktualu. O šitas tai būtų rudeninis Point de Croix. 25 metų ruduo. Na, ruduo jau baigėsi. Čia buvo nerealių tokių man patikusių darbelių, kuriuos gal norėčiau ir siuvinėti. Pavyzdžiui, šis puikus darbelis su namukais, tik dėja neturiu namukų, juos reikėtų įsigyti atskirai. Ir jeigu parodyti, kiek siuvinėjasi, tai, na va, negražu gal rodyti schemų. Toliau, na, toksai čia buvo su vaikučiais. Overaitėm tai toksai paprastesnis, kuris man patiko, na va šitie patiko gyvūnėliai. Ant lino varlytė, kiškis, meškiukas ir lapė. Irgi va čia laiko visokias gerybės, galima prisiūti va gėlyčių, čia prisiūta. Tokia oranžerija. Sodininko jau su įrankiais, šitą labai patiko. Rodau, kas patiko labiausiai. Na, vėl ir šitas va patiko. Gėlių staltiese. Veronique Elgener stiliumi, kur jo stilium įvairios gėlės. Jos galima ir kaip samplerį, kaip mažas gėlytės, kaip pagalvėlės. Jos atskirai eina. Parodysiu vieną gal.
Va, atskirai eina tokiais kvadračiukais, jų labai daug. Tada rankdarbių kambariui, va, sagos, visokie dalykėliai, kas moka šią techniką labai lengva. Šitas mokslinis ne taip. To aš atversiu, gal surasiu. Na, porą stemplerių. Linui skirta Flax Farm. Šitas nuostabus, šitą norėjau daryti šuniuko užkandžiam, bet parodau, kur tą staltiesę ieškau. Staltiesę su karvytėm. Va, staltiesė šita nuostabi. Žinoma, nerašiau tos staltiesės pagrindo, bet galima ant savo kokios staltiesės, kur turi tiesiog panaudoti tuos lapus. Tai takelis, nes staltiesė labai gražus. Rudens elegancija vadinasi. Ir toks va, tokia kaip rankinė arba organizeris. Tai va tiek. Tokie mano pirkinukai. Kaip sakau, bandysiu mažinti. Man labai patinka kokie ir iššūkiai su pirkinių sustabdymu, nes jau tai tikrai viršė visas ribas. Kas daugiau gal turi laiko ar daugiau siuvinėja, tai be pigu jam daugiau gali savo leisti ir tų pirkinių. Man kažkaip jų atrodo, aš neturiu kur dėti. Kai turėčiau didesnį kambarį, gal turėčiau kur kimšti viską, bet čia neturiu pasidėjimo, tai reikia šiek tiek stabdyti, žiūrėti, ką gali įveikti realistiškai. Tai va, noriu padaryti tokį savo iššūkį, siuvinėti šį darbą 24 valandas, bet ne ištisai, o su pertraukomis, kai man jų reikės, bet pažiūrėti, kiek aš sugebėsiu jį pasiuvinėti per 24 valandas. Jeigu, tarkim, teoriškai, kas tai galėtų būti, kiek kryželių įmanoma įveikti ir kiek pasistumėti su to darbu. Tai yra Dimensions kopija, siuvinėjimas su, man atrodo, Rosaž siūlais, kurie man labai patinka, labai ilgas, jų ilgis metras berods tikrai, gal 1,20 m, nematavau. Tai va, siuvinėsi labai lengvai. Ir va, tai pradedu, šiandien yra 1 lapkričio ir va, kaip puikiai sekasi kol kas, gerai einasi, siuvinėjau maždaug gal 2 valandas 3 minutės, išsiuvinėta apie 200 kryželių, taip, tai yra šonas tos lėkštelės, fuksija ir užsipildė auksinis kraštelis, kol kas gerai sekasi, linksma visai, smagu toks iššūkis, žiūrėsim, kaip bus toliau. Va. Taip. Va, tiek išsiuvinėta po 5,42 valandų. Tai išsiuvinėta tiek. Pasakysiu, kiek kryželiais. Atbėgau čia su šuniu buvau, tai dabar atbėgau vėl siuvinėti. Tai 507 pirmą kartą ir po to 442, tai iš viso 1220. Va, kaip gerai, visai geras greitis per 5 valandas. Siuvinėjau aš nelabai greitai. Taip, tai čia auksinis rėmelis prasidėjo, tas pasipildė, čia buvo klaida, kur yra tos gėlės rožinės. Šita gėlytė atsirado ir pusiniais užsipildė. Na, žiūrėsim toliau. Va, kiek pavyko išsiuvinėti. Taip, praėjo 9 valandos, išsiuvinėti 2000 kryželių 70. Tai negaliu parodyti planšetėje, nes nusimušė laikas, sūnus nunulino visą mano laiką. Tai jau dabar darysiu, kad dabar galvos tarsi, na, dar reikia siuvinėti 15 valandų, kad būtų 24. Taip. Tai va, susirušiau gražiai siūlus Rosaž, panaudojau tą minkštuką langų pašiltintuvą. Taip, numerius parašiau čia, tai nelabai patogu gal,
reikėtų, kad skaičiai būtų toj pačioj vietoj, kur tas minkštukas, o kaip čia. Ir patogu, kad ne iš abiejų pusių būtų siūlai, bet iš vienos tik tai. Tai naudoti gal tris tuos organizerius, taip. Tai va, taip gražiai darbas eina, įsisiuvinėjo kraštelis, prasidėjo jau kolibris toks kaip čia, petunijos ir va, taip gražu. Kelsiu lankelį į viršų ir žiūrėsim, kaip man seksis. Iki susitikimo po kokių 5 valandų. Tai va, nežinau, ar matosi kažkiek mano pajudėjimai, pasistumėjimai, bet pasiuvinėjau 5 dienas, išsiuvinėjau 2850 kryželių. Manau, kad visai neblogai pavyko, norėtųsi, aišku, kaip visada daugiau. Jeigu pirmas 2 dienas po 700, tai vėliau po mažiau, ten buvo ir po 200, po 500 kryželių. Tai po to greitis krinta ir aš jau matau, kad man realiai reikia keisti tą procesą. Tai va, tai ką čia įsiuvinėjau, pasikartosim rėmelį, fuksijas, prasidėjo kolibris, va, toksai, prasideda tokios mėlynos gėlės, tai jau tik tai užuomenos, padėjau biesą ant petunijų, išsiuvinėjau foną, sparnelius pagrindiniam kolibriui ir jau kilu rėmeliu į viršų. Pas mane prasidėjo panika, kad mane susieis tasai rėmelis. Tai galvoju, vis dėlto gal aš jį paimsiu ir aš jį vesiu aplinkui, o po to visą kitą. Nes jeigu prasidėjo panika, reikia kažką daryti. Nes jeigu jisai, kad ir jeigu vieną kokį gal langelį nuklysiu, tai nieko tokio, bet jeigu jau 2, tai jau bus labai ne kažką. Taip. Tai labai reikia čia tiksliai, o kadangi tai ne Canva, o Evas, tai nežinau. Tai va toks grožis, pasiekta 60%, virš 60%, tai perėjau į kitą pusę ir, džiaugiuosi. Tai va toks projektėlis ne 24 valandos, bet 5 dienos. Nes visu tuo laikroduku nesusitardavau. Tai pamirždavau jį įjungti, tai išjungti. Tai yra atsakingas toks momentas. Tai va, toliau susitiksim vėl. Ir ką? Džiaugiuosi, kad žiūrėjot. Iki kitų susitikimų. Ir rašykit komentaruose, kas patiko, kas nepatiko. Ir šį mėnesį Ingridai nusiųsiu Dimensions coinės likučius. Taip ir tiek. Tai susitinkam komentaruose. Iki!